Norite paversti savo televizorių išmaniuoju ir viską siųstis akimirksniu? Užsisakykite Skynet – išmanią televiziją ir greičiausią internetą Lietuvoje. Sveiki gyvi, mėly mano. Nuoširdžiai sakau, visų jūsų labai pasilgau. Ir su didžiausiu džiaugsmu pradedu pirmąją šiais metais laidą IT Plus apie informacinės technologijas ir ne tik. Visų pirma, dėkoju visiems už itin gražius sveikinimus ir pasiūlymus. Šiais metais esame užsibrėžę tikslus tobulėti, pateikti jums kuo daugiau naujienų iš Lietuvos, čia vykstančių renginių ir mūsų ekspertų nuomonių. Stengsime pateikti daugiau įvairesnės informacijos. Ta tikrai išgirdome. Ir žinoma, kaip visuomet noriu priminti ir labai pabrėžti, kad visuomet skaitome ir išgirstame jūsų pasiūlymus. Rašykite, apie ką norite sužinoti daugiau. Galbūt jūs patys kažką sukūrėte, ar šiaip norite pasisakyti. Susisiekite su mumis. Ir žinoma, visuomet laukiame tų, kurie norėtų prisidėti prie laidos kūrimo ir jos tobulinimo. Ir žinoma, pažadame dar daugiau prizų. Beje, Facebook'e ir elektroniniu paštu jūs bendraujate su manimi, tad jauskitės drąsiai ir išsakykite viską, kas ant jūsų širdies. Na, o dabar pradėkime laidą. Manau, kad labai ką nustebinsiu, pranešdama, kad šiandien daug kalbėsime apie CES 2013 parodą. Kas naujo buvo pristatyta ten, taip pat jūsų laukia žaidimų rubrika ir, žinoma, aktualiausias naujienos trumpai. Naujų mano mėly ir pradėkime. Anonymous grupuotė visus džiugina savo išpuoliais prieš PayPal, CŽV svetaines ir kitas vietas internete jau porą metų. Tačiau jie nori žengti dar toliau. Nulaužė Baltųjų rūmų tinklapį whitehouse.gov, jie išdėstė peticiją, kuri reikalauja, kad jų vykdomas DDoS Distributed Denial of Services atakos būtų pripažintos kaip legali protesto forma. Ir štai šiuo metu dar pažeidėjai nebūtų baudžiami. Tarkim, jeigu dabar jūs esate pasipiktinę McDonald's maistu, jūs galite ten stovėti taikiai su plakatais. Tai lygiai taip pat galėtumėte ir nulaužti jų serverį. Visgi tikimybė, kad jiems pasiseks, tarkim, nulinė? Reikia talpesnės USB atmintinės? Kompanija Kingston paskelbė, kad jau pirmame šių metų ketvirtyje prekyboje pasirodys jų 1 terabaito talpos USB raktas. Tiesiog kaina turėtų būti gana kosminė, kas nors drįstų spėti kokia? Žinot, pastaruoju metu su kompiuteriniais žaidimais susijusios mirtis pradeda skambėti normaliai. Praėjusiais metais pasakojame, kaip paauglys mirė pražaidęs 40 valandų Diablo 3. Kitas užsikabinęs už to paties džiaugsmo susmuko pražaidęs 1,5 paros Singapūre. O dabar pranešama apie 21 metų vyro mirtį Kinijoje, kuris 40 valandų pliekė interneto kavinėje kelis online žaidimus ir po to susmuko ant grindų. Taigi 40 valandų, mylėjai, yra riba. Kompanijos Open Road Films ir 5 Star Feature Films pranešė, jog naujasis filmas Jobs su Steve Jobs vaidmenį atliksiančiu Hollywoodo aktoriumi Ashtonu Kutcheriu bus išleistas balandžio mėnesį. Filmo anonsas jau įvyko viename iš kino festivalių, tiesa, jis buvo parodytas tik išrinktiesiems. Šią savaitę Las Vegase vyksta kasmetinė Consumer Electronic Show arba CES paroda, prasidėjusi dar 1967-aisiais. Jo didžiausi šiuometiniai technologijų rinkų žaidėjai pristato savo naujienas, inovatyviausius sprendimus ir, žinoma, surengia šou. Na, kaip jau kam kas pavyksta. Šiais metais daugiausia dėmesio sulaukė lanksčiųjų TV ir telefono ekranų technologija, contactless valdymų parengti sprendimai ir mažesniai išmanių telefonų atstovai pristatė savo flagmanus. Na, dar žinoma, būrys įžymybių, kurios tokiom nors ausinėms arba Wi-Fi smulkintuvai davė savo vardą. Jums IT Plus komanda parengė įdomiausių ir geriausių kokteilį. Kaip ir buvo spėjama, Samsung pristatė pirmąjį pasaulyje televizorių su išlenktu ekranu. Netrukus po to tą patį padarė ir LG. Samsung apie savo modelį nepateikė tikslesnių detalių, žinoma tik tai, kad jis yra 55 colių įstrižainės ir Full HD raiškos. LG EA9800 televizorius yra tokio paties standarto ir pasak kompanijos prekyboje pasirodęs anksčiau nei Samsung modelis. Emiliai, atsargiau, tik daugiau informacijos nedaug dievė nesuteikit. Dar Samsung pasidalino lenkto ekrano telefono prototipu. Tiesa, tai gal per daug didingai skamba. Telefono ekranas užlenktas tik dešinėme šone. Pasak gamintojų, šis papildomas ekranas gali iš tiesų labai praversti, kad ir skaitant gautą žinutę neišjungiant pagrindinio ekrano. Žinoma, kalbant apie lanksčiuosius ekranus, Yum Flexible, Samsung turi daug didesnę viziją nei užlenktas ekranas ant vieno krašto. Pristatyme buvo pademonstruotos idėjos su išsilankstančiu ar kvadrato formos išsivyniojančiu mobiliojo telefono ekranu. Bet ne tik didieji dalinosi naujienomis.
Į lankščiųjų žaidimų būrį žengia ir Atmel. Pagrindinė pristatytų Atmel X-Sense lietimų jautrių sensorių ypatybė – lankstumas. Kompanija teigia, jog būtent tai leidžia visiškai pakeisti požiūrį į lietimų jautrias vartotojo sąsajas. Kitaip sakant, X-Sense gali padėti visiškai atsisakyti fizinių mygtukų, kuriuos nuo šiol bus galima įgyvendinti lietimų jautrių pavidalu. Kaip pavyzdį galima pateikti išmaniuosius telefonus ir šonuose esančius fizinius garso reguliavimo ar išjungimo įjungimo mygtukus, kurie naudojant Atmel X-Sense lietimų jautrius sensorius atrodytų kitaip. Dabar galime pereiti prie išmaniųjų telefonų džiaugsmų. Visų pirma, didžiausia naujiena ir tikrai maloni staigmena, turiu neracionalų palankumą Sony telefonams. Android sistema paremtas išmanusis telefonas Sony Xperia Z. Šio telefono charakteristikos 5 colių dydžio įstrižainės, raiškusis Full HD 1080p formato ekranas Reality Display, 4 branduolių 1,5 GHz spartos procesorius Snapdragon S4 Pro su 2 GB operatyviąja atmintine, 13 milijonų taškų fotoaparatas. Tikime, kad naujo Xperia Z ekranas Reality Display, sukurtas pasitelkus ilgametę Sony patirtį televizijos srityje, yra paremtas Mobile Bravia Engine 2 vaizdo apdorojimo varikliu, kuris užtikrina aukščiausio lygio ryškumą ir detalumą, net ir palyginti mažame ekrane. Xperia Z iš anksto yra įdiegta muzikos klausimui skirta programėlė Walkman, filmų ir nuotraukų albumų programėlės. Aišku, Sony didžiuojasi ir Xperia Z išvaizda. Šis telefonas išsiskiria už apvalintais kraštais ir glotniais visų pusių paviršiais. Nepaisant vos 7 ir 9 mm siekiančio telefono korpuso storio, Xperia Z yra pakankamai tvirtas, kadangi tiek priekyje, tiek nugarėlėje panaudotas grūdintas stiklas ir dūžiams atspari plėvelė. Telefono korpusas taip pat yra atsparus dulkėms ir drėgmei. Xperia Z ir tomis pačiomis savybėmis išsiskiriantis tik mažesnį ekraną turintis Xperia ZL rinkoje debiutuos su įdiegta Android 4.1 Jelly Bean operacinė sistema ir pasirodžius būsimai šios sistemos versijai Android 4.2 galės būti atnaujinami. Kiti rekordai. Huawei nustebino didžiausių iki šiol telefonu S&Mate. Huawei S&Mate turi iki šiol nenaudoto standarto 6,1 colių 720p raiškos IPS ekraną. Nors jis beveik prilygsta 7 colių planšetiniams kompiuteriams, kompanija modelį pristato kaip telefoną. Nepaisant didelio ekrano, pasak Huawei, telefonas patogiai telpa rankoje ir ploniausia vietoje siekia tik 6 ir 5 mm storio. Huawei S&Mate bus siūlomas juodos arba baltos spalvos, Lietuvoje pasirodys gegužę. Aišku, kam to reikia, aš visiškai neįsivaizduoju. Šiais metais CES apėmusi gigantomaniją. Panasonic pristatė 20 colių planšetę. Windows 8 operacinė sistema su 4K ekranu, tai yra beveik 10 milijonų pikselių. 4 GB RAM, 128 GB flash atminties, 720 HD kamera ir Intel Core i5 procesoriumi. Arba, pavyzdžiui, Lenovo su savo Table PC. Tai tiesioginė anglų kalbos žodžių prasme – stalas kompiuteris. Jis yra 39 colių įstrižainės, gali būti pastatomas su stoveliu arba paguldomas ant stalo. Žinoma, Windows 8 Intel Core i7 procesorius. Baterija veikia apie 2 valandas. Ir žaisti su juo, kaip matote, atrodo tikrai labai smagu. Primena Microsoft Surface, ne? Prekyboje JAV turėtų pasirodyti pirmąjį šių metų ketvirtį. Kalbant apie žaidimus, pačią pirmą dieną Nvidia pristatė Tegra 4 procesorių ir nešiojamą konsolę Project Shield, į kurią žaidimai bus transliuojami iš debesies. Būsimajame Tegra 4 vaizdo procesoriuje bus 4 A15 pagrindiniai branduoliai ir net 72 vaizdo apdorojimo branduoliai veiks LTE ir Wi-Fi ryšys. Šiuo metu konsolėje veikia Android 4.1 versija, bet pasirodžius įrenginiu ji gali būti atnaujinta. Taip pat turėtų pasikeisti ir vardas. Papildomai su Project Shield konsole bus galima žaisti kompiuterėje esančius žaidimus, tam reikės gan pajėgaus kompiuterio. Na ir pabaigai, dievai kiek žvaigždučių nepraleido progos pažymėti. Štai Qualcomm pranešimą atidarė amerikiečių grupė Maroon 5. will.i.am visur, kur galėjo, šnekėjo apie savo bendradarbiavimą su Intel ir rodė iPhone aksesuarą. Ale kamera, matote, kabo ant jo kaklo? Iš realybės šou pažįstamas Nukiai išleido savo technologinius aksesuarus, kaip juos vadinasi, o raperis 50 Cent reklamavo savo SMS audio ausinių liniją. Ne veltui juk CES Consumer Electronic Show. Dabar truputėlį kitų džiaugsmų šios savaitės internetuose. Patikėkite manim, žmogaus vaizduotė tikrai beribė. O jei kalbant apie beribius dalykus, žinot, ko niekada nebus per daug? Draugų Facebook'e. Tad jei dar nesate pasipatinkinę IT Plus puslapio, būtinai tą padarykite. Ten ir konkursai, ir nuogų moterų nuotraukos, ir beveik užkalniojo račio vertos diskusijos.
Korporacija Microsoft darbuojasi prie vienos labai įdomios ir tikrai neįprastos technologijos, pavadintos Illumirum. Pastaroji numato, kad monitoriuje rodomas vaizdas papildomas, o vėliau išplečiamas per visą kambarį, o visa tai vyksta atsižvelgiant į supančios aplinkos geometriją. Illumirum kūrėjai tvirtina, kad šiame vaizdo klipe visi efektai nufilmuoti gyvai, be jokios kompiuterinės grafikos, nors tuo ganėtinai sunku patikėti. Jei tai tiesa, žaidimų mėgėjai galės paversti savo kambarį, pavyzdžiui, į monstrų pilną koridorių ar tikrą kosminio laivo valdymo kabiną. Star Trek! Apsipirkinėti man tikrai labai patinka, bet net ir mane kartais erzina dydžių persirenginėjimai, kurie batai prie ko tinka ir panašus lakstumai po visą parduotuvę arba pardavėjų vaikymasi. Štai Facecake, įdomus pavadinimas, išspręstų šią problemą. Naudojant Kinect technologiją, tėvai kas jos dabar nenaudoja, jūs galite lengvai naršyti po visą parduotuvės asortimentą, derint aksesuarus, rankines, diržus, batus. O kas svarbu, kad su šia technologija galima dar ir makiažą pasidaryti. Vien tik drabužių pasirinkimo versiją Bloomingdale's tinklas naudoja per New Yorko mados savaitę. O aš nesulaukiu, kada tai, ar paprastesnė pigesnė versija, atsiras ir mūsuose. Aišku, piniginė kentės. Gerai, nieko čia labai išmanaus, bet come on, kaip tai miela ir juokinga. Šis vyrukas iš Japonijos paaukojo ne vieną savo gyvenimo valandą, kad sukurtų įrenginį, kuris jam leistų labai kietai atsiliepti telefonu. Spėjau remtasi veiksmo filmais, kur taip šautuvus ir kitus mielus daiktus herojai išsitraukia, bet jūs tik pažiūrėkit, kaip jis džiaugiasi ir kiek merginai sužavės. Ne? Žaidimų rubrikoje šią savaitę laukiamiausių 2013 metų žaidimų kalendorius. Kokie tęsiniai, kokios naujienos ir kada gausime progą viską išbandyti. Laukime ir jūsų papildymų komentaruose. Taigi sausis. Šį mėnesį, tiksliau jau šią savaitę, turi pasirodyti Honor Reigns, Xbox 360 ir PlayStation 3 konsolėms. Iš kūrėjų Platinum Games, kurie yra atsakingi už tokius džiaugsmus kaip Bayonetta, Vanquish ir Metal Gear Rising. Sausio 18-ąją Devil May Cry, toms pačioms konsolėms iš Ninja Theory. Juos daug kas kritikavo už emo stiliaus pagrindinį herojų Dantę, tačiau iš pirmųjų vaizdų galime spręsti, kad gausime kaip visada puikų, nuoseklią istoriją paremtą nuotykių žaidimą su puikiomis kovų scenomis ir gotiška estetika. Vasaris. 8 vasario laukime Dead Space, vienos geriausių ir sėkmingiausių išgyvenimo siaubo mišinių serijų šį dešimtmetį, 3 dalies. Ir atrodo, jame žadama 2+ žaidėjų bendradarbiavimo co-op galimybė ir daugiau veiksmo nei praėjusiose dalise. Kovas. 8 dieną pasirodo naujausia SimCity versija PC ir Mac kompiuteriams su Maxis naujuoju Glassbox varikliuku. Viskas dar tikriau, dar geriau. Ir už iOS 6 tikslesniais žemėlapiais. Kelias vingiuoja. Ta pačia diena pasirodo ir kitos klasikos rebootas Tomb Raider, Xbox 360, PS3 ir PC. Žinoma, imtis perdaryti beveik geriausiai atpažįstamo kompiuterinių žaidimų heroją yra ganėtinai drąsu, bet Crystal Dynamics dar kol kas nepasišiukšlino su coveriais, juolab istorija apie mįslingą džiunglių salą skamba viliojančiai. Kovo 29-oji BioShock Infinite. Šios dalies pasirodymas atidėliotas net kelis kartus ir žinoma, tai tik skatina laukimą jau 3 BioShock dalies. Žaidimo veiksmas vyks mieste virš debesų. Infinite dalyje pagrindinis herojus bus Buckeris Vevitas ir Elizabeth, jauna moteris su magiškomis galiomis. Būtent šios poros santykiai ir bus pagrindinė šis, jiems bandant išgyventi pilietinį karą. Balandį turėtų pasirodyti ir 5 Grand Theft Auto dalis. Žinoma, GTA kūrėjai niekada nebijojo iššūkių, bet šį sykį jie tikrai pakėlė kartelę. Žadama, kad tai bus didžiausias atviro pasaulio žaidimas Rockstars istorijoje, su pilna ekosistema, patobulintų vairavimu, geresnėmis kovomis ir daugiasluoksnėmis misijomis. 3 pagrindiniai veikėjai sujungs savo jėgas, kad įvykdytų didžiausią apiplėšimą. Veiksmas vyks Los Santos. Deja, tikslios datos čia ir pasibaigė, bet užtat pagalvokime, ko dar turime sulaukti artimiausią pusmetį. Beyond Two Souls – PS3 žaidėjams. Quantic Dream naujajame projekte pagrindinę rolę atliks Hollywoodo žvaigždutė Ellen Page. Psichologinėme ir antgamtiškame trileryje žavėsimės Dode Holmes, jauna moterimi, kurią visur lydi klajojanti dvasia Aidenas. Watch Dogs, Xbox 360, PS3 ir PC naujoje dalyje seksime hakerį Aideną Pierce'ą Čikagoje, kurį valdys dirbtinis intelektas. Sveikinojama, kad dėl tokių užmojų bus pristatytas šiam žaidimui skirtas ir naujas įrenginys. Šiaip ar taip, Watch Dogs reikia turėti omeny.
Na ir žinoma, nežinoma niekas, nei kuriems formatams, nei kada, bet šiais metais mes sulauksime Star Wars 1313. Labiausiai sužavėjęs dėl savo įspūdingų vizualų ir animacijos, 2012 E3 parodoje sukėlė nemenką šurmulį, kadangi dar nėra patvirtinti formatai, kas leidžia daryti išvadą, jog šis džiaugsmas bus skirtas naujos kartos konsolėms. Tiek mūsų pastebėjimų, o ko laukite jūs? O jau kitoje laidoje Richardas pristatys naujos kartos žaidimų konsoles. Tiek šį kartą džiaugsmai mano. Su jumis buvo Rūta, čia ID+. Pasimatysime kitą savaitę. Iki, mėlyjeji.